Tai migruojantis paukščiai visos šitas dienas, tam tikras laiko tarpas Lentvaryje, manyčiau, kad labai inspiravo veikti. Kažkaip tai, iš tikrųjų, kiekvieną kartą, kai atitrūksti nuo namų, viską pamiršti, būni kažkokio kito aplinkoje su nepažįstamai žmonėm ir jie yra tokie skirtingi tiek amžium, tiek savo profesija ir dar jo labiau yra iš skirtingų pasaulio šalių lietuviai. Tai kažkaip tai, sakau, pradedi galvoti, kad anksčiau galvojau, kad tikrai daug čia labai galim padaryti, dabar atrodo, kad dar daugiau, kažkaip tikrai tų idėjų daug daugiau atsirado. Kas dar? Galvoju, kad pamiršau, ką noriu pasakyti. Kaip ir darėm aptarimą iš tikrųjų, tai kažkaip kalbėjom, kad sugebėjau vėl savo miestą pamatyti kitaip. Tarytum atvažiavau čia su dalyviais, nors ir buvau prie organizacinių reikalų, bet kažkaip sugebėjau, nežinau, daug laiko čia praleidau, tuo gyvenau, nes vis tiek, nors ir gyvenu Lentvaryje, bet aš kiekvieną dieną neinu į parką po 5 kartus. Tai čia toks buvo kažkaip, daug pamačiau ir pačiam parke, ir žmonių, ir šitos aplamai dalies Lentvaryje, kur yra man kaip ir, nėra mano gyvenamoji dalis. Kažkaip tai sugebėjau kitaip pamatyti ją ir irgi tas pridėjo to, kad vykdant tas veiklas, idėjas, kurias sukūrė kūrėjai, tai manau irgi pridės to, kad kažkaip tai galbūt paprasčiau bus suprasti ir gyvendinti jas.